Išties labai smagu girdėti, kad augintinio pėdutės jau yra tepamos, tačiau labai svarbu suprasti ir kuo jos yra tepamos. Tai visų pirma, pėdučių balzamo sudėtyje neturėtų būti glicerinų ir silikonų, kurie padengia pėdučių odą tokia plėvele, kuri neleidžia odai kvėpuoti ir taip pat ilgainiui ją sausina. Na ir žinoma, neturėtų būti vandens, kadangi būtent vanduo traukia tą šaltį. Vietoj to geriau rinkitės tokius pėdučių balzamus, kurių sudėtyje yra bičių vaško, taip pat natūralių ar organinių eterinių aliejų, taip pat kitų aliejų, tokių kaip čiobrelių, levandų, migdolų ar kokosų aliejai, kadangi būtent šie ingredientai padeda užtikrinti, kad pėdučio oda būtų sveika, pridrėkinta, primaitinta ir neskilinėtų. Tai pėdutes tikrai reikėtų saugoti ne tik nuo šalčio, tačiau jas prižiūrėti apskritus metus. Tai vasarą jas reikėtų saugoti nuo įkaitusių paviršių tokių kaip smėlis ir asfaltas, o žiemą žinoma nuo drėgmės, lauke barstomų druskų ir šalčio. Būtent šie veiksniai itin paveikia pėdučių odą, ji pradeda skilinėti, gali atsirasti mini įtrūkimų, kurie kelia diskomfortą augintiniui vaikštant ir, kaip ir sako mūsų žiūrovas, gali pradėti augintinis keistai kilnoti tas pėdutes. O kodėl taip nutinka, kad net ir naudojant balzamus pradeda kilnoti kojas ir pradeda skilinėti odą? Tai taip nutinka visų pirma dėl didelio temperatūrinio skirtumo. Tai įsivaizduokite save, išeinate į lauką, kuomet yra didelė minusinė temperatūra, tai mūsų veido oda pradeda tempti, ji paraudonuoja, gali suskilinėti. Tai taip nutinka ir su augintinio pėdutėmis, kadangi jų pėdučių oda tikrai yra itin jautri. Tai pavyzdžiui, išėjus į lauką, kuomet yra minusinė temperatūra, augintinio pėdučių oda gali jausti netgi 30 laipsnių skirtumą. Tai būtent todėl yra svarbi kasdienė augintinio pėdučių priežiūra ir esant itin stipriam minusui yra rekomenduojama apauti augintiniui neperšlampamas kojinytes ar uždėti jam batukus, kadangi jie kaip tik padės dar apsaugoti ir nuo druskų, ir nuo šalčio augintinio pėdutes ir užtikrins, kad jos būtų švelnios ir augintinis nejaustų diskomfortą vaikštant.